gražus ir pasipuošęs. Kokia proga šiandien čia esi? Šiandien yra Fuksų krikštynos ir pagaliau dabar galim didytis tikrais pirmakursiais. Ir kaip jausmas būti tikru pirmakursiu? Geras, atgaivina. Naujo gyvenimo pradžia, naujas etapas, visada geras dalykas. Kodėl būtent pasirinkai Šiaulių universitetą ir kaip čia jautiesi? Girdėjau labai daug gerų atsiliepimų apie šį universitetą. Norėjau šiek tiek atsiplėšti nuo namų ir labai džiaugiuosi tuo, kad įstojau čia. Kaip praėjo pirmoji studijų savaitė? Pirmoji savaitė buvo pažintinė, susipažinom su universitetu, su fakultetais, su biblioteka, su dėstytojais. Viskas labai super džiaugiuosi. Geros iš tikrųjų emocijos. Laukiu 4 kurso, kada galėsim mes tai pirmakursius krikšti. Ar nebaisu, kas laukia šiandien dar toliau? Nežinau, kad ne visas užduotis čia pasibaigė. Aš kažkaip nebijau, priimu iššūkius visus. Tikiuosi, kad su lietum pakrikštis, nors iš tikrųjų jau gavom balionų su vandeniu dozę ir gavau kiaušinį. Netikėta, bet tikiuosi dar ir bus smagu. Girdėjau tik, kad daugiau kiaušinis apmėtis, bet taip nebuvo. Tai, kiek suprantu, šį kartą pasisekė? Nu, gal ir taip. Visai linksma, Šiauliai fainas miestas, tikrai. Kaip priėmė tave Šiaulių universiteto bendruomenė, kaip pirmoji savaitė, kaip studijos? Labai puikiai, žmonės draugiški. Ar nėra tau per žiaurė šios krikštynos? Ar trūko ko nors? Ne, žiauraus nieko nėra. Pažiūrėsim, internete yra video praeitų metų krikštynų. Tai visai nieko nėra baisaus, manau, bus linksma. Užduotis buvo pačios įvairiausias, jiems teko ne tik lenktyniauti valgant bulves, bet taip pat ir estafetės, pagerbti mūsų Višinskio paminklą, taip pat bėgti gyvatelę per visą miestą, žinoma, daug triukšmo, garso, parodyti, kad jie yra gyvi mūsų mieste, mūsų universitete jie yra patys aktyviausi, o jų emocijos ir jų atsiliepimai, na, kiek man teko girdėti, tai patys geriausi, iš tikrųjų, kad ir kiek juos kankino, mes stengiamės to labai nedaryti, bet šypsenos iš visų veidų niekada nedingo. Šiaulių universitetą pasirinkau dėl to, kad norėjau studijuoti lietuvių filologiją, tai čia ir įstojau. Šiaip Šiauliai yra gražus miestas, man čia labai patinka. Gera čia. Sveiki pirmakursiai! Mėly nekrikštai, jūs jau peržengėt universiteto slenkstį ir matau, kad šiandien norit tapti pilnateisiais universiteto bendruomenės nariais. Beveik studentas, norėdamas tapti tikrų studentų. Prisiekiu. Norėti ir siekti. Mokslo aukštumų. Mokslo lygumų. Ir jei nepasiseks, bent mokslo griovių. Kaip jautiesi tapusi tikrąją pirmakursę ir kokių dovanų gavai? Jaučiuosi puikiai, linksma, faina, draugiški visi labai. O gavau senato darbo reglamentą. Dėl to, kad mano plaukai gerbanoti. Aš atvykau iš Kauno ir taip, gyvenu bendrabutį. Ir kaip bendrabutis, kaip kambariokai, kaip gyvenimas verda? Labai smagu, labai draugiškos kambariokės ir visas bendrabutis labai smagus. Šiauliai jėga. Antri metai jau būnam krikštynuose ir prisidedam prie organizavimo. Iš tikrųjų labai smagu matyti jų emocijas, jų veidus linksmus. Matosi, kad jie buvo linksmai nusiteikę, nepabijojo galbūt to ir lietaus prieš tai buvusio, išlindo gal kažkiek ir tą saulę ir manau jų šypsenos viską parodė. Ar supratote užduotį? Protingai.